Sveiki, sveiki. Tai šiandien turėjom su Justina mobilumo testą ir norėčiau ją pakalbinti. Jis sutiko pasidalinti savo įspūdžiais po mobilumo testą. Tai labas, Justina, dar kartą. Labas. Tai ačiū tau, kad sutikai pasidalinti savo įspūdžiais. Aš Justinai užduosiu kelius klausimus, jinai pasistengs atsakyti man į juos. Tai gal trumpai, Justina, papasako, kaip mes iš viso susipažinom. Kaip ir labai madinga šiais laikais socialinėje erdvėje, TikTok'e, aš vieną rytą radau tavo requestą following mane, nes mano visi profiliai yra pakankamai privatus Mhm. ir aš niekada nepriemu nei vieno neperžiūrėjus jo profilio. Ir peržiūrėjus tavo profilį, aš pamačiau gražų turinį, įdomų man. Mhm. Įdomu man turinį, svorio metimo, sveikos gyvensenos, su maisto ir visa kita. Pafollovinau tave ir tada taip mes susipažinom. Tai aš žinojau, reiškia, kieno paprašyti pafolonint, kad tau to reikia. Kiekvienam, aš manau, kad to reikia kiekvienam. Jo, tai gerai, tada, Justina, norėjau tavęs paklausti, ar tu prieš tai žinojai, yra tekę girdėti tau apie mobilumo testą ką nors? Ne, tai buvo visiškai nauja ir aš vadovaujuosi tuo, kad tokiuose metuose, jeigu turi pirmų kartų, o tai buvo pirmas kartas, tai tu jaunas. Gerai. Kol mes turim pirmų kartų, mes jauni. Tai tada, Justina, ką tu sužinojai iš po mūsų testą apie save? Ką naujo, ar tu gal nieko naujo nesužinojai? Tai buvo visiškai viskas nauja. Aš tikrai galvojau, kad aš esu pakankamai aktyvi ir pakankamai fiziškai stipri moteris, bet sužinojau, kad mano keliai yra netokie stiprus. Pėdos, kur reiktų lavinti ir stiprinti. Klubai taip pat. Tai buvo labai nauja ir sužinojau, kad aš dar pakankamai silpna. Sužinojau, mes su Justina išsiaiškinom jas silpnasias vietas, išsiaiškinom, katrie sąnariai pas ją jud geriau, katrie blogiau. Mes išsiaiškinom, kad jos pėda yra viena mobilesnė, kita yra mažiau mobilesnė. Tai tą mes žinodami, mes galim Justinai sudaryti sporto programą, kad pagerintume jos visą kūno mobilumą. Tai aišku, pradėtume kaip ir namą, kad statom nuo pačios, tai nuo pėdų sutvarkyti pėdas, paskiau pereiti, sustiprinti kelius, nes pas Justiną ir buvo matęs, kad keliai yra silpnesnė, tai sustiprinti kelius, sustiprinti klubus, su rankom kaip ir viskas gerai pas ją buvo. Tai visą tą mes žinodami, mes galim jai sudaryti grinai specialią programą, kad tas visas problemas išspręstume. Tai tą žinodams mes tą ir padarysim. Ir toliau, kam tu, Justina, rekomenduotum tą mobilumo testą pasidaryti? Tokiem žmonėm ar kaip? Aš manau, kad kiekvienam, netgi sportuojančiam, aš nebuvau sėdintis žmogus, aš nebuvau neaktyvi fiziškai, bet po šiandien dienos aš daug dalykų žinau, ką aš neteisingai dariau vakar ir ko aš nebedaryčiau rytoj. Aš manau, kad kiekvienam žmogui, pradedančiam sportuoti, pradedančiam mesti svorį, pradedančiam aktyviau gyventi, reikėtų prieš tai pasidaryti mobilumo testą. Jo, super, super. Aš irgi taip galvoju, kad gal ir ne tik, kaip tu sakai, kiekvienam žmogui, tai ir nebūtinai sportuojančiam, nes traumas mes galim gauti ir gatvėje eidami kažkur tai ant borto, ne taip koja padėję. Tai jeigu mūsų sąnariai, mūsų pėdas yra silpnesnės, tai mes iškart ir gaunam traumą. Tai tą mobilumo testą mes ir galim išsiaiškinti tas silpniausias vietas. Tai tada ačiū tau, Justina, kad tu sutikai su manim ir žmonėm papasakot apie mūsų tą mobilumo testą. Aš tikiu, kad gal daug kas pažiūrės tą video ir susimastys, kad kad ir jiems reikėtų tą sužinoti, ką tu šiandieną sužinojai. Vienareikšmiškai, aš manau, kad
didžioji dauguma, arba kam įdomu kam įdomu pažinti save, kam įdomu suprasti save, išmokti save, turėtų apie tai pagalvoti. Jo. Ačiū tau, Justina, tada geros dienos ir iki tada.